Sveiki. Šiandien pas mus svečiuose aktorė Doloresa Kazragytė ir rašytoja Jurga Ivanauskaitė. Dvasingumas, kas tai yra? Man visada yra be galo sunku, reiškia, būti kažkokiu ekspertu, kuris, reiškia, staiga turi kalbėti ir kažkaip įvardinti, kas tai yra dvasingumas. Bet to aš manyčiau, kad dvasingumas yra be galo plati savoka. Reiškia, lygiai tiek pat dvasingas gali būti tas žmogus, kuris prie tavęs priejo, sėdint prie ežero. Lygiai tiek pat dvasingas gali būti kažkoks tai jogas, kuris visą gyvenimą sėdėjo Himalajuose ir kuris iš tikrųjų įrodo, reiškia, tenais yra jogo gyvenimo paskutinis toksai apvainikavimas, yra įrodymas, kad dvasia yra stipresnė už kūną, yra kai žmogus savo kūną mokinių publikos akivaizdai paprasčiausiai sunaikina. Ir lieka tik tai ryški šviesa, ryškų švitėjimas, tai yra vadinama vaivorykštiniu kūnu, reiškia, tai yra jo dvasia. Reiškia, tai irgi yra dvasingumas. Bet ne visi gali jo siekti, ne visi tai sugeba, reiškia. Ir aš tikrai manau, kad netgi tos bobutės, kurios turgui bulves pardavinėja, jos irgi turi savo kažkokį dvasinį gyvenimą. Ir jokių būdų mes, reiškia, menininkai ar kažkokie kitokie žmonės liek su tuo dvasingumu labiau susiję, neturim teisės į juos žiūrėti su panieka, nes labai daug tokio yra, reiškia, kažkokio atmestinumo, kad va, aš važinėjau po Himalajus, tai aš jau žinau, kas yra ta dvasia, o jūs čia visi ne. Ir aš dėl to tikrai turiu tokį kažkokį pastovų kalties jausmą ir sąžinės priekaištus, kad, na, aš žinau lygiai tiek pasiek bet kuris kitas žmogus. Ir to tai va dėl to aš, kaip Rista prieš laidą sakei, kad kaip eksperto aš pasikviečiau, aš ne kaip ekspertus pasikviečiau. Aš puikiai žinau ir Jurgą, aš puikiai pažįstu tave. Man tiesiog, man norisi išgirsti, kaip jūs dabar gyvenat. Kokia yra ta paprasta diena? Dolores, ar įdomu gyventi? Nu, reikia taip daryti, kad būtų įdomu. Pastangų reikia, kad būtų įdomu. Didelių pastangų reikia dabar? Nu, faktiškai tai man, pavyzdžiui, nemažų reikia pastangų. Nu, kaip čia pasakyti, ta visa energija ir tas visas troškimas jis jau yra, jis yra duotas. Bet kad vis dėlto tai įvyktų, kad ta diena man kažkaip, kad aš taip nusiteikčiau vis dėlto iš jos ištraukti ir iš savęs kažką tai gero, kiek įmanoma, neverkšlenti, neniurzgėti, nepykti, tai tam reikia pastangų. Ir paprasčiausiai, na, Jurga eina vienu keliu, aš kitu keliu. Aš, pavyzdžiui, grinai ne tai, kad aš nesuprasčiau, jog, sakykime, bažnyčia ar katalikybė yra lygiai taip pat klystanti ir klaidinga ir ten nuodėminga kaip ir žmogus, bet aš suprasdama, kad taip kaip kūnui reikia treniruotis, lygiai taip ir dvasingumui reikia ateiti pagalbą, reikia bandyti jį išlaikyti, kuria prasme. Paprasčiausiais dalykais, aš, sakykime, atsikeliu anksti, kadangi aš gyvenu tokioj parapijoje, kad šalia manęs yra visiškai arti bažnyčia, ne todėl, kad tai man yra toks įsitikinimas, kad be šito jau aš su Dievu nesusitiksiu, čia nesąmonė. Bet aš tą darau kaip kažkokį tai tokį pradžią dienos. Aš keliuosi, prisiverčiu 7 ryto ir greit einu tam ir man tos mišios, tas pabuvimas ten, tarytum duoda kaip maistą kažkokį, kaip pradžią visai dienai. Ir aš taip, gal čia yra įsikalbėjimas, kas kaip nori taip tegu galvoja, bet aš savo juntu, kad man tada visa diena kažkaip tai praeina, bent jau aš nereikiu, nepykstu, nesierzinu troleibuse, nesu to pykčio kažkokio pilna, nervų ar baimės, kas bus rytoj, kaip reiks gyventi ir taip toliau. Vat kažkur tai šitaip savo palengvinu. Aš dedu pastangas. O jeigu apie tą dvasingumą, vat Jurga, pakalbėjau apie tą, man irgi iškart gimė vat asociacijos apie tuos paprastus žmonės. Nu tai imkim paprastai, kaip sakant, būdvi kiekviena iš savo bokšto, ką geriau išmanom. Paimkim, pavyzdžiui, Kristaus nukryžiavimą, kas šalia jo buvo. Žmogžudys, razbaininkas baisiausias. Tas kvadratinis ir dar baisesnis. Ir pasakė, tu būsi rojuje. Todėl, kad reiškia, tas dvasingumas jame staiga taip prabudo, užtenka akimirkos, sekundės, ką žmonės vadina kartais atgaila prieš pat mirtį. Įvyksta stebuklas su žmogaus siela. Ir čia ne laiko, ne metų reikalas, čia gali akimirksniu tai įvykti. Arba aš kaimo savo žmonės, kaip žiūriu, sakykime, savo šeimininkus, reiškia, koks paradoksas. Jie gali savo ištikimą katiną, seną, rainį paimti, pakišti po mašinos vamzdžiu.
ir jį nunuodyti, nes jis negaudo pelių. Ir čia pat aš matau, kaip tas pats žmogus su kokiu švelnumu pasiėmęs mažą kačiuką, įbėdęs akis kažkur į mišką. Aš nežinau, ką jis masto, bet aš matau, kaip tos nugrubusios rankos švelniai glosto ir glaudžia tą katinėlį prie savęs. Tai kas, ar čia nedvasingumas? Jurga, kokia tavo diena? Kas tau padeda atsikelti ryte? Mano visų pirma, dėja, gyvenimas labai skiriasi čia ir labai skiriasi tą, kurį aš gyvenu, tarkim, Indijos ir Himalajos. Ir aš visą laiką bandau rasti kažkokį tai vidurio kelią ir man niekaip tai nepavyksta. Aš čia sugrįžus labai dažnai tampu visiškai kitų žmogum, aš vėl darausi pikta. Ir nors aš irgi lygiai taip pat aš žinau, kad reikia laikytis kažkokios dvasinės disciplinos, būtinai, nes tibetiečiai mokytojai tiesiog visą laiką sako, atkreipkite dėmesį, reiškia, kiek jūs laiko skiriat savo kūnui, reiškia, viskas yra, visai nuo pat ryto atsikeli, prausiesi, valai dantis, valgai, rengiesi. Viskas yra kūnas. Kiek mes skiriam dvasiai? Dažniausiai nieko. Elementariausios higienos. Elementariausios higienos, jau nekalbant apie kažkokias dvasinės praktikas ar kažkokius tai labai aukštus siekius, nėra elementariausios dvasinės higienos. Tai jeigu kalbėti tai, ką aš darau čia, aš stengiuosi išlaikyti bent jau tą higieną. Kad bent jau netapčiau visiškai priešingybę tam, ką aš deklaruoju, ką aš rašau savo tekstuose, apie ką aš bandau kalbėti, kad vis tik tai aš nors kažkiek būčiau minimaliai kažkoks tai pavyzdys, kad aš stengiuosi eiti tuo keliu į tiesą, į šviesą ir stengiuosi būti geresnis žmogus, negu aš esu iš tikrųjų. O kas vis dėlto tave labiausiai išmuša čia, kai tu grįžti ten iš Indijos? Visų pirma, išmuša, kad čia apskritai labai yra nepalankios sąlygos visos. Man atrodo, kad čia žmogus yra, ta žmogaus dvasia yra paniekinta visom prasmėm, mes to net nepastebim. Reiškia, negi, tarkim, įsijungi televizorių, viskas, visa reklama, visa žiniasklaida, visi straipsniai, kaip pavyzdžiui, yra pateikiamos kokios nors didžiulės katastrofos, žuvo tiek ir tiek žmonių. Yra pateikiama kaip faktas iš kažkokios skerdyklos. Reiškia, ta žmogaus gyvybė ir žmogaus pats asmuo ir tas faktas, kad žmogus vis tik tai yra Dievo kūrinys, yra apie tai visiškai nebegalvojama, apie tai yra seniai visiškai užmiršta. Tarkim, rytuose vis tik tai didžioji dalis žmonių, arba praktiškai visi žmonės, jie iš esmės žino, kodėl jie yra šitam pasaulyje, kad jie yra ne tam, kad jie vien valgytų. Jie turi tą kažkokį tai kitą tikslą, ten yra labai stiprios religinės tradicijos, yra labai daug, jos yra labai įvairios, jos viena kitai neprieštarauja. Bet vis tik tai tie žmonės turi tą kitą vertikalų gyvenimo suvokimą. Ir ar jis yra elgeta, jisai nėra įtūžęs ant to, kuris yra turčius. Ten nekyla daugybės konfliktų vien dėl to, kad yra būtent ta vertikalė. Ir yra suvokimas, kad visų pirma tu esi dvasia. O čia visada, čia yra be galo daug tokių konfliktų, pavydo, visko, ir aš į juos bandau žiūrėti ir atlaidžiai, ir skeptiškai, ir visaip. Ir galų gale nenori šitą mašiną įsuka, visa ta mašina, reiškia, ir žmonių labai negeranoriški santykiai, reiškia, ir tos žaidimo taisyklės, kurias diktuoja vakarietiškas gyvenimo būdas, nes, tarkim, man vienas tibetietis lama yra pasakęs, ką jūs manot, kad jūs vakaruose esat laisvi žmonės, jūs esat visiškai absoliučioj priklausomybei, nuo reklamos, nuo muilo operų, reiškia, nuo žiniasklaidos, kuri diktuoja tik vieną požiūrį į gyvenimą, o ne kitokį. Nuo srauto šito, kuris visiškai sukaustyti, supančiyti žmonės. Aš kartais galvoju, mes kalbėjome apie higieną šitą dvasinę, kad mes elementariausia, kas tai yra higiena? Dvasinė, aš galvoju, matyti, girdėti, klausyti. Aš kartais pagalvoju, kad mes jau šitų elementariausių dalykų nebemokam. Aš pati pagaunu save, ateini į muziejų, kiek tu prie paveikslo pastovi, 3 sekundės pasižiūri, kas pavardė ir eini toliau. Aš atsimenu, kaip ten, aš jauna būdava, aš nueidavau į Čiurlionio muziejų ir sėdėdavau prie vieno paveikslo valandą. Mes nebemokam klausyti. Aš galvojau, kas tai yra, girdėti. Tiesiog reikia įsijungti televizorių ir pagulėk ir paklausyk, kas yra, kas kaltas laikmetis. Išsijungti reikia televizorių, reikia jo iš viso nežiūrėti. Aš siūlau. Iš viso nežiūrėti. Ir laikraščių beveik neskaitai. O apskritai gamta, Dievas palaiko tam tikrą pusiausvyrą, kad visada bus žmonių, kurie girdės, kurie matys, kurie bus dvasingi, jeigu taip, arba ieškos to dvasingumo. Tai kažkiek tai visada ta pusiausvyrą bus, nes kitaip jau, nežinau, kur būtumėm nuvažiavę žuvę jau. Vis mažėja, vis tik tai visose religijose visos pranašystės yra, kad tų žmonių vis mažėja ir
Kad Taip, bus bet vis vat, sunkiau ir ką aš noriu sunkiau. pasakyti šitą klausimą, vat aš dabar ypatingai daug būnu mokyklose. Ir ne tik mokyklose, bet netgi darželiuose. Kadangi mes turim programą tokią, kur ir mažiukams vaikams vaidinu. Ir žinot, iš tikrųjų ten yra stebuklas. Man labiausiai ir patinka šitiems darželinukams. Visų pirma, kai pamatai, kad iš tikrųjų sėdi ne vaikai, o gėlių darželis. Tai tokios akys, toks imlumas tų vaikų, kad gali iš jų daryti, ką nori. Jie čia pat tau ir medžius vaidins, ir audrą darys, ir atsakinės su didžiausiu nuoširdumu, betarpiškumu, be jokio falšo, be nieko. Virvę gali iš jų vyti, koks tai yra patiklumas ir koks tai yra atsidavimas tų vaikų. Tai kas tai yra? Reiškia, tie visi vaikai galėtų būti labai dvasingi žmonės. Bet yra ta prakeikta mūsų civilizacija, bet kaip Jurga sako, gi kas yra, pažiūrėkit, nuo pat mažens vaikas jau žino, reikia baigti mokslus, reikia gerai mokytis, kad paskiau turėčiau baigti aukštuosius, padaryti karjerą, turėčiau gerą darbą, uždirbčiau daug pinigų, kalėdų seneliai, dovanos, daiktai, nuo pat vaikystės daiktai. O ten, kad parodytų kas nors, kaip gėlytė pro asfaltą kiaulpienė pražydo ir prasimušė, kaip paukštelis koks, arba iš vis apie mirtį vaikui kalbėtų, kur žmogus nukeliauja po to. Tai Tėve mūsų sveika Marija ar bažnyčia, tai čia yra niekai. Čia yra niekai, net jeigu jis visą gyvenimą lankys tą bažnyčią. Jis gali būti visiškai nedvasingas žmogus. Jums netrodo, kad tai čia yra talentas? Arba yra, arba nėra. Ar įmanoma išmokyti šitą? Jeigu nuo tokio, turbūt tikrai galima išmokyti. Aš vienu metu maniau, kad tai yra talentas, vis antra, aš manau, reiškia, kad tikrai tai yra kiekviename žmoguje, vis tik tai. Kiekvienam žmogui Aš esu visiškai tikra. Aš sakau, aš tai dvasingumą kažkaip sieju su ta, būtent dieviška prigimtim, kurią pripažįsta visos religijos. Krikščionybė sako, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo pavidalą, judaizmas sako, kad kiekviename žmoguje yra Dievo kibirkštis ir dėl to visi žmonės yra lygūs. Sutinku, tikrai. Reiškia, budizmas sako, kad kiekviename žmoguje yra Buda, tik žmonės apie tai pamiršo. Reiškia, jeigu jie prisimintų, jie taptų Buda, jie taptų Dievu tą pačią akimirką. Ką Jūs galvojate apie vienatvę? Ne apie vienišumą, o apie vienatvę. Būtent jeigu kalbėti apie dvasingumą, tai yra be galo daug erdvės tam dvasingumui ugdyti. Ir ta vienatvė, aš netgi sakyčiau, turėtų būti, reiškia, nes mes labai dažnai bandom užpildyti kažkokiais laikraščių, televiziją, paplepėjimų su draugu, su kažkuo. Ir kai aš išvažiuoju į Indiją, aš turiu tą absoliučią vienatvę. Nėra kuo užkišti, reiškia, esi visą laiką akistatoje su savim. Nes nėra jokių dalykų, neišeisi į gatvę paplepėti su kaiminė, nepaskaitysi laikraščio, nes yra, reiškia, žinau, kai man būna, tarkim, labai čia blogai kažkas ir aš nenoriu pati apie save galvoti ir pati į save pasižiūrėti kaip į veidrodį, aš laikraštį pradedu skaityti, aš serialą pradedu žiūrėti, aš kažkaip bandau visą šitą užstumti ir uždaryti ir tiesiog nebūtų akistatoje su savimi. O šiaip, reiškia, vienatvė duoda puikiausią šitą galimybę į save pažvelgti iš tikrųjų, reiškia, pažvelgti be galo atvirai. Visų pirma, būti atvirų savo pačiam, reiškia, nedaryti iš savęs kažkokio idealo arba nedaryti iš savęs menkysto, bet atvirai savo pasakyti, kas tu esi. Doloresta, kaip tu į vienatvę žiūri? Aš manau, kad tai yra nuostabu. Gali būti vienišas žmogus ir nepakelt vienatvės, o gali turėti 10 vaikų ir trokšti jos norėti ir surasti vis dėlto laiko jai. Čia vėlgi reikia pastangų. Bet žinoma, dar mūsų profesija gal apsąlygoja, kad mes nesam taip įkinkyti, žadintuvas 8 ryto ir į darbą, tai baisu. Nes aš juos pedavot mane, kai aš pagalvoju apie tokius žmonės, man baisiausiai griaužia sąžinė, kai reiškia, skaitau iš ryto ar medituoju ir išgirdžiu važiuoja troleibus ir aš galvoju, kažkas tą troleibus jau nuo 6 ar 5 ryto vairuoja ir kažkas jau važiuoja. Bet čia mes perdedam, dėl to, kad vis dėlto aš galvoju, kad kai aš matydavau, kaip po spektaklio, aš grįždavau Savanorių prospektų ir ten radijo gamykla buvo. Ir aš matydavau, kaip po pamainos, apie 11, pusę 12, pilnas troleibusas linksmų klegančių moterų po pamainos sugužėdavo. Ir aš matydavau, kokios jūs gyvos, kokios optimistės, kiek daug juoko, kiek daug bendravimo, kiek daug linksmybės. O tu, kaip žemė pardavęs, važiuoji, reiškia, ir mes galvojam, kad jos labai nelaimingos savo cechuose. Aš galvoju, kad turbūt svarbu kiekvienam
toj savo kėdėjai, pagal tą savo pašaukimą. Vienas tokiam ceche būdamas ir tą triukšmą girdėdamas po 10 metų pasikars, Taip. o kitas gali visą gyvenimą būti visai laimingas, grįžti po darbo pas savo vaikus. Svarbu yra, kad žmogus gyventų ir darytų tai, kas jam prie širdies, pagal savo pašaukimą. Turbūt šitai. Ir vis dėlto kiekvieną dieną reikia pradėti su džiaugsmu, taip, o ne su neigimu ir ne su juodom spalvom ir taip toliau. Aš puikiai suprantu, apie ką kalba Dolores, kad tai yra begalinių reikia pastangų tam. Aš pasakysiu paprastą pavyzdį. Aš kažkada skaičiau, nežinau, kaip jūs žiūrit, bet aš labai irgi puldinėjau ir krišnaizmas, ir budizmas, ir kiek ten įmanoma skaitinėjau. Ošo toks. Iškai perskaičiau jo meditacijas. Žinoma, pradžioje ten bandžiau daryti, nieko man neišėjo ir paskui, kaip visada, grįžtu prie savo evangelijos, prie savo bažnyčios ir man geriausia ten yra. Bet aš atsimenu paprastas toks dalykas. Ten kažkur jisai rašė, kad atsikelk iš ryto, pradėk niuniuot, dainuot kažką tai, arba prieš veidrodį pasimaivyk. Nu, žinokit, padeda. Pradedi maivytis, durniuoti, staiga lyg dirbtinai juoktis, paskiau staiga iš tikrųjų juokas pradeda imti iš to, ką tu darai su savim. Ir paskui pasijunti lyg tai vaikas toksai, o tas pasijust vaiku. Tai yra nuostabus dalykas. Ir staiga tu junti kaip, o taip prasideda diena. Aš tada dar tikėjimo jokio neturėjau, nei nieko, nei bažnyčios, nei nieko, kai tada domėjaus tais dalykais. Bet žiūriu, kad ir tie dalykai padeda. Paprasčiausiai atsikelk iš ryto ir pradėk ten kažką tai straksėt, į virtuvę kavos susidėt, lyg tai vaidint, lyg tai maivytis. Ir tai padeda. Ir vis dėlto, mano sūnus buvo mažiukas, gal 3 metų, jis vieną kartą taip ilgai gulė ant sofos ir sako, žinai ką, mama, aš nenoriu užaugti, nes kai aš užaugsiu, tu numirsi. Tai čia daug, taip, tas periodas. Senatvė. Jinai ateina, ne? Jūs man pasakykit, kas tai... Aš kartais pagalvoju, kiek mažai senų, gražių žmonių šviesių veidų. Kaip čia sako, gauni veidą tokį, kokį tau Dievas davė, o gale gyvenimo, kokį tu jį pasidarei. Taip. Kodėl tiek piktumo, kas čia yra? Nemokam su savim kažko susidėlioti kažko. Aš kalbu apie pyktį. Nes tarp kitko čia vėl aš lyginsiu su rytais, nes rytuose yra seni žmonės, praktiškai visi yra gražus. Aš nekalbu apie raukšles, aš nekalbu apie tai, čia yra gražu. Bet reiškia yra tiesiog, tai yra tas senas išmintingas žmogus, prie kurio, reiškia, tikrai, žinai, prieitum, paklaustum patarimo, įgautum, kurį gali gerbti ir... Tai turbūt šitą pati mūsų civilizacija, nugyveno kažkokį tokį gyvenimą, kad jis dabar yra senas, jisai pasiekęs tikrai tą brandą ir ta branda yra absoliučiai pozityvi. O vakaruose, kas reiškia, yra vėlgi labai, kai metus išsėdi tenais ir grįžti čia, o tai čia yra grinai jaunystės kultas, reiškia, jeigu tau nėra jau nebe 15, tu lyg ir nelabai jau įsikomponuoji į šitą visą gyvenimą, jau nekalbant apie senus žmonės, kam jie reikalingi. Jau dabar gal kažkiek tai jie šiek tiek pradeda kažkur tai ir keliauti ir kažką, nes, kokie nors, aš atsimenu, buvau pritrenkta, kai aš išvydau kažkur tai Amerikoje keliaujančius senukus, man atrodo, kaip jie gali, reiškia, turi kažkur sėdėti po pečių ir viskas, reiškia, jie visiškai negalvoja, kad tas gyvenimas pasibaigęs, jisai tęsiasi. Kaip jūs įsivaizduojat save po 20 metų? Ojei, aš nesuku galvos, aš kaip Dievas duos, bet aš nebijau. Aš visai kartais įsivaizduoju, kad aš kaip Elgeta, išmaldos prašau, o kas čia tokio? Aš tik labai bijau fizinio skausmo. Aš bijau fizinio skausmo ir aš bijau kažkokių tokių lygų, reiškia, kai, tarkim, kažkokia būna senatvė, nepilnaprotystė, reiškia, ir aš tokius dalykus esu mačius. Ir mano artimi žmonės, reiškia, yra turėję tokių bėdų, kai, reiškia, kai ta asmenybė visiškai sugriuva, bet nesugriuva dėl to, kad tai yra liga. Ir man tai yra pats baisiausias dalykas ir kai matai tokį, reiškia, visišką žmogus, reiškia, lieka tikrai tik kūnas ir tą kūną kažkas tampo, šito aš bijau. Ir tikrai bijau kažkokios ligos, kai aš nebesuvoksiu, ką aš darau, kai aš būsiu našta savo artimiesiems.
Tai man nėra baisu, bet pati senatvė kaip po toks. Tai man atrodo, kad man iš esmės tai kuo toliau, tuo įdomiau yra gyventi ir aš taip tikiuosi, kad tai progresuos ir tikrai bus įdomiau ir įdomiau. Kuo toliau, tuo įdomiau. Aš irgi nebijau. Todėl, kad kiekvienai uogai savas metas. Taip. Jūs norėtumėt grįžti į, pavyzdžiui, 18 metų? Ne už ką. Ne? Tik į vaikystę. Kodėl? Tik į vaikystę. Iki 12, taip, dar gal. Kodėl, Doloresa? Už tai, kad tai yra chaosas dvasinis, tai yra aistros, tai yra klaidos, tai yra meilės visokie pergyvenimai. Tegu jos perkūnas, fui, ne. Tai yra toks chaosas, tai yra toks nesusigaudimas, tai yra toks nesuvokimas dar, kas yra tikra vertybė. Taip, ir yra visiškas čia verki, čia jau taip. Visoms aistroms, emocijoms, kančioms, tų kančių išpūtimas. Ieškai tos prasmės, bet dar ant tiek nesusigaudai, kame tas yra, kad tai yra toks plūduriavimas audringo jūroje. O kodėl vaikystė? Vaikystė yra kažkas panašaus kaip senatvė. Man taip atrodo. Tai yra būtent visų pirma, galbūt apie senatvę aš taip kalbu, kad aš kažkokį juntu tokį, kaip ant tėvo rankų. Vat, lyg aš ant Dievo rankų. Nu ir daryk su manim, ką nori, nu ir teku, ir einu, ir vesk mane. Ir kai bus, tai bus. Tai taip pat ir vaikas mažas. Jis turi tėvą, motiną. Jam, sakykime, jeigu net ne ant rankų, bet už rankos. Vis tiek jisgi negalvoja apie tai, kas bus. Pinigų neturiu, turto neturiu, karjeros nepadariau, ar ten dar kažką. Tai nėra šitų problemų. Visiškai. Jis pavalgęs, apsirengęs ir jam svarbu kažkokie tai, menknikius gali džiaugtis, kad slėpinių eis pas draugę žaisti, kad lėlė ten kažkokią skudurinę turi. Ta prasme, tai yra saugumo jausmas, neturėjimas baimės. Ir aš nežinau, kodėl pas mus seni žmonės jaučiasi nesaugus, nes aš manau, kad visas tas pyktis, agresija, nepasitenkinimas yra būtent iš to, kad yra nesaugus, bet tai yra, vėlgi, aš manau, ne išorinis nesaugumas, kad jie per mažai pensijos gauna ar kažko, bet kažkoks vidinis tas nesaugumo jausmas ir čia jau yra. Tai per visą gyvenimą kažkoks turbūt užsidirbtas, išsiugdytas dalykas. Čia labai yra sudėtinga tema šita. Čia yra paprasčiausiai ta patarlė, nėra to blogo, kas neišeitų gera. Čia grubi tokia, liaudiška patarlė. Bet paimkim mirtį artimo žmogaus. Netgi vaiko mirti, ko jau baisesnio gyvenime dalyko jau negali būti. Vat tai, ko galbūt labiausiai ir bijai. Bet čia turbūt iš viso skausmo problema, kančios problema yra. Ar jau tai baisu, ar jau čia Dievas tai baudžia. Čia vat būtent jeigu turi jėgų, jeigu turi tą pamušalą, jeigu turi tą kažkokį tai tikėjimą, tai tu po kažkiek laiko pajusi, kaip ta kančia, kaip tas skausmas staiga suteikia tau tokį sielos prasiplėtimą, tokią pakopą neregėtą ir tokią saldžią laimę, ko tu net įsivaizduoti negalėjai. Ir be šitos nelaimės niekada tau šito nebūtų įvykę. Tu nebūtum pakilęs į tą kitą pakopą, kur tu būtent ir jauties, kad esi jau dar arčiau tos tikros šviesos ir tikros laimės. Nu, aš taip pat kažkaip įsivaizduoju. Aš labai panašiai. Nes yra šiaip jau, kaip gyvenime yra, kaip dvasiniam gyvenime yra, būtent kaip kalnuose, reiškia. Aš klausiu. Iš prarajos, reiškia, paskui, reiškia, kyli į viršūnę, o ne kaip nors kitaip, reiškia, kai ta kančia tave nubloškia į kažkokį, tai visiškai atrodo jau tokį, kad dugna, kad jau daugiau nebeįmanoma, paskui, reiškia, užsiropšti dar pakyli, ar tave pakilėja į dar didesnę kažkokią tai viršūnę, kurios net nesitikėjai. Ir aš jau šitą irgi kažkaip beveik žinau, kad tai yra beveik mechanizmas ir aš savo visada dabar turiu lyg ir iliustraciją, pavyzdį. Kelionė per kalnus būtent tokia yra, reiškia, yra praraja, yra viršūnė, yra praraja, yra dar aukštesnė viršūnė, nenukritęs nepakilsi. Nežinosi, kas tai yra. Ir kartais būna jau tos prarajos grinai dvasinės, būna tokios baisios, kad jau atrodo niekaip. Reiškia, ir aš puikiai žinau, kad tada visada, reiškia, būtent tas dvasinis pakilėjimas būna aukštesnis tikrai. Kuo žemiau nukritai, tuo kažkaip tai aš skaičiau tokią knygą, palaukit, kokią aš čia skaičiau apie tą, reiškia, kad jeigu jau yra taip baisiai blogai, aš dabar net neatsimenu, bet kažkaip labai tą savo priėmiau, jeigu jau yra taip blogai, jeigu jau tokia kančia, tai
žinok, žmogau, kad bus dar blogiau. Ir tai Bus dar blogiau ir tu leiskis į tą blogumą. O paskiau atseit ten tai prašė, kad kažkokios visatos jėgos, net vat kaip jūs pasakėt, kad pati jau supratot, kad tai net yra mechanizmas, galbūt tikrai čia tas mechanizmas, kad jau kažkokios tai jėgos, tos gerosios, nežinau, kas tai per geroji energija, Dievo ar ką, malonė ar kažkas tai, reiškia, jau pradeda žmogui padėti ir jau pradeda jį kažkokiu tai būdu traukti. Ir jeigu žmonės suprastų, suvoktų, kad reikia iškentėti, ištvert, dar palauk, dar biškį palauk, gal nesižudytų taip lietuviai. Gal būtų mažiau tų savižudžių ir tų tik tai dar truputėlį palaukti. Ir kad tiesiog atsirastų jau ta jėga, kur kažkaip situacijos išauštų kažkoks rytas, susitiktum kažkokį žmogų, kažkas įvyktų ir būtum išgelbėtas. Ir man atrodo, kad būtent kančioje vat ir įvyksta vat tie tylūs stebuklai, kažkoks tai akivaizdus tylus įrodymas, kad Dievas egzistuoja, reiškia, tos aukštesnės kažkokios jėgos, nes yra labai daug žmonių, reiškia, kurie būtent kančioje nusisuka nuo Dievo, tarsi įžeisti. Taip. Ir sakydami, reiškia, kad jeigu man taip galėjo atsitikti, reiškia, Dievo nėra. Ir man lygiai taip pat atrodo, kad, reiškia, jeigu išlaukia iki to visiško dugno, reiškia, tu staiga pamatai, kad tave globoja ir gelbėja ir tau suteikia kažkokį naują atsiverimą ir naują kokybę dvasinę. Tikrai taip. Ačiū, Doloresa. Ačiū, Jurga. Aš jums linkiu daug laimės. Visą gerą.